renginio pavadinimas yra koks? Filteris. Dar kartą? Filteris. Taip, mes sieksime... Taip, pajauskite ritmą, taip. Gerai, atsiprašom, už šią sabrūnę. Renginio vietą. Renginio vieta yra suplanuota prie krokodilo. Renginis... Viskas, gerai. Renginio tikslas yra skatinti jaunimo užimtumą ir toleranciją, kovoti su patyčiomis bei žalingais įpročiais. Renginys bus nemokamas. Pinigų gavome iš rėmėjų, gavome 320 litrų, o iš... O, kodėl čia mums 600? Nes apgaulės. Viskas. Pinigų gavom 970 litrų iš įvairių vietų. Kiek ir kam išleidote pinigus? Mes išleidome pinigus. Muzikantų veikla savanoriška, vietos nuoma už dyką, užsiėmimų vadovų veikla savanoriška. Scenografija. Viskas. Žodžiu, daug ką gavom nemokamai su ta mintim savanoriškai dėl jaunimo, nes dabar kaip vyksta labai iš muzikantų, ypač pusėje galime pastebėti savanorišką veiklą šiem patiems tikslam, todėl mūsų taip sutapo, jie sutiko sudalyvauti nemokamai. Paskui scenografija išėjęs apie 300 litų, įgarsinimui bei, kiek čia smokėjom, 150 litų, taip, ir 100 litų buvo skirta reklamai. Už likusius 320 bus sumokėta Viktorijos gydymas. O jei rimtais, tai pinigai bus skirti kovoti su patyčiomis ir žalingais įpročiais, keičiant alkoholį su cigaretės. Kas vyks tam renginį? Ir 100 litų skiriami komandos formavimas. Žodžiu... Svarbu biudžetas nerenginį. Taip, apie renginį, tai papasakos mano kolega. Apie renginį papasakosiu aš. Jame vyks įvairių veiklų. Kaip... Net nežinau, kaip jas galima pavadinti. Na, žodžiu, mes padėsime išugdyti pasaulį gerą taiką.